Tie, kurie gyvena tvirtai savo vidumi, tie yra tikri vyrai, tikri riteriai ir tikros damos. Neturi reikšmės kokio amžiaus. Viskas priklauso nuo vidaus. Ir išorėje gali atrodyti gražiausios, o viduje merginos yra, kiek į Bernardinus ateina, tie, kurie kartais vaikščia, suvysto mūsų dainininkės, tos visos žvaigždės, sudaužytos širdimi, verkia. Jūs turite televizijoje gražiai atrodyti visos nupudruotos. Na, mane kartais nupudruoja, ką darysi, žinai, ten televiziniai tokie dalykai. Bet išorė atrodo viskas puiku, gražu, o vidumi viskas tarsi sugriuvę, vargškai yra. Ką mes tokiais norim būti? Ką mes neturim savo pavyzdžių iš mūsų tautos ir iš mūsų katalikų bažnyčios istorijos, vyrus ir moteris. Išties, mes esame pašaukti gyventi kitokį gyvenimą ir jūs esate laimingi. Ir nenusiminkit, kad galbūt mūsų mažai. Kur jūs radote, kad Jėzus sako, mano milijoninė armija. Ką jis sako? Mano mažoji kaimenė. Nes Jėzus sako, jūs būkite žemės druska. Esat girdėję tokiais reiškiniais. Būkite žemės druska. Tai merginų, va čia reikia paklausti. Arba tie, kas čia buvo dabar virtuvėje. Žinai, ruošia valgyti. Tai kiek jūs dedate į katilą tos druskus? Juk kilogramais nededa. Kilogramas bulvių ir kilogramas druskos. Nededa. Druskos paėmė žiupsniuką įdėti. Žiupsniuko užtenka. Svarbiausiai, kad jį būtų druska, o ne kad būtų, ką žinau, smėlis. Druska. Todėl ir mūsų gyvenime užtenka va tiek mūsų. Ir jau mūsų Lietuvos kūnas, mūsų tie žmonės nepradeda būti. Nesusmirsta ir turi skonį. Ir jeigu jūsų nebūtų, iš tikrųjų būtų tragedija mūsų tautoje. Taigi, atrodo, mes nieko per daug nedarydami, jau būdami krikščionys, būdami katalikai, atlikdami savo pareigas, kaip skautai ir ypatingai tą gerą darbą, už dyką, geras darbas už dyką atliekamas. Geras darbas už pinigus neatliekamas. Iš tikrųjų, darydami gerą darbą, jau jūs esate druska, jau jūs keičiat pasaulį, jūs esate kitokie. Jūs esate paukščiai, jūs esate Dievo sukurti paukščiai laisvai. Ir tie, kurie ruošiatės dar, jeigu nebuvot stovyklose, tai jūs iš tikrųjų, kaip yra gražu, kad jūs pažįstate gamtą, Dievo sukurtą gamtą. Medžius atskiria. Daugelis jūsų draugų, jeigu kartais į miškus išeitumėt, pavyzdžiui, su draugais, jie medžių neatskiria. O ką ten apie žolės kalbėti, apie gėlelės? Ir jūs pažįstate Dievo sukurtą pasaulį. Jūs esate kitokie, jūs esate laimingi. Todėl ir Jėzus, kai kalba savo mokiniams, jis kalba apie paukščius, jis kalba apie lauko lelijas, jis kalba apie žolės ir taip toliau. Taigi, būkit palaiminti ir šiandien dėkokit Dievui. Ir neužmirškit, broliai ir seserys, kad mūsų diena nuo ko prasideda? Nuo ko prasideda? Nuo maldos prasideda. Pirmiausia, kad ir lovoje atsisėdęs, ar dantis plaudamas, kad aš sakau, viešpatie, ačiū tau už šią dieną. Palaimink mane, palaimink mano artimuosius, tėtį, mamą, brolį, seserį, nežinau ką. Laimink mano draugus. Iš tiesų mes pradedam nuo palaiminimo. O vakare eidami miegot, mes užbaigiam dieną taip pat maldą ir sakom, jau tada dėkojam. Dėkojam už tą dieną, dėkojam už tėtį, mamą, brolį, seserį, nežinau ką turim. Dėkojam už draugus. Va krikščionio diena, kataliko diena. Ir todėl šiandieną, dar kartą primindamas tos du svarbius dalykus. Malda ir geras darbas. Malda stipriname savo vidų, gerais darbais stipriname savo ryšius, santykį.